Paskutinėsias trejas atrankos į pasaulio čempionatą rungtynes Lietuvoje nacionalinė mūsų šalies rinktinė turėtų žaisti skirtingose stadionuose. Su Prancūzija Kaune, su rumunais Šiauliuose, o su Serbija Panevėžyje. Bent jau taip prasidėjus šiam atrankos ciklui planavo Lietuvos futbolo federacija. Tačiau gavus UEFA delegatų išvadas dėl stadionų būklės, pradėta abejoti, ar pavyks iki rungtynių viską sutvarkyti taip, kad didžiuoju futbolu galėtų džiaugtis šiauliečiai ir panevėžiečiai. Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pavaduotojas Saulius Raziūnas sakė, kad daugiausiai pastabų gauta dėl žiūrovų saugumo stadione užtikrinimo. Pagrindinė problema, kaip aš matau, kurią čia mums sunkiai kol kas spręsti pavyksta, tai yra vaizdo stebėjimo kamerų rengimas stadione. Čia susijęs su žiūrovų saugumu, kadangi visam pasauliu pas mus čia galimi incidentai kokie tai už tai tas reikalavimas yra svarbus ir jisai taip jau sunkiai čia pas mus kol kas įgyvenimas. Kiti visi tokie trūkumai, kuriuos pastebėjo delegatas atvažiavęs inspektuoti mūsų stadioną, tai daugiau tokie smulkus dalykai, bet visi pagrindinė susiję su žiūrovų saugumu, su atskirimu svečių žiūrovų nuo mūsų, o šiaip dėl pačios aikštės kokybės ar dėl kitų tokių panašių problemų jokių čia mes neturim. Iš UEFA gautose išvadose sakoma, kad šiauliečiams, norint pamatyti savo šalies ir Rumunijos geriausius futbolininkus, teks gerokai padirbėti. Šiauliuose stadionų dar vis dėlto daug ko trūksta. Pagrindiniai būtų aspektai tokie, kad trūkumas aikštės kokybė, persirengimo kambariai, apšvietimą turėtum turėti ir trūkumas vienas iš pagrindinių VIP tribūnų skaičius ir jų kokybė. Tai pagrindiniai būtų tie aspektai, taip pat buvo daug ir smulkesnių, bet tie smulkesnį aš galvočiau, kad neturėtų didesnės įtakos šių varžybų pravedimui Lietuva-Rumunija. Organizuojant šias varžybas tikimasi pagalbos ir geranoriško požiūrio tiek iš miesto savivaldybės, tiek iš Lietuvos futbolo federacijos. Šiauliam tikrai to šventės tikrai reikėtų, vis dėlto nacionalinės varžybos futbolo Šiauliuose tikrai labai senai buvo, ar visai gal net nebuvo, tai aš galvoju, kad šansai šiuo metu lyginami 50-50. Žinodamas situaciją kitose stadionuose ir žinodamas, kad kai kurie stadionai labai neseniai rekonstravęs ir jie be abejo turi galbūt geresnės sąlygas ir reikalingos jiems mažesnės išlaidos, bet to dar šita ekonominė krizė čia artėjanti, daugiau kaip 50-50 tikrai negalėčiau garantuoti. Priminsiu, kad Lietuvos nacionalinė futbolo rinktinė atrankos į pasaulio čempionatą 7 grupėje, sužaidusi 4 rungtynes ir surinkusi 9 taškus, dalinasi 1-2 vietomis su Serbija.